Labas rytas, sveikinuosi su miegaliais, kurie jau pabudo. Šį rytą vietoj pyrago saldaus mes kepsime pyragą nesaldų. Ir dar nustebinsiu jūs, kad mes kepsime svogūnų pyragą. Tačiau tiems, kurie nemėgsta svogūnų, tikrai siūlau pabandyti bent vieną kartą pasigaminti šį patiekalą. Ir aš esu beveik įsitikinęs, kad jūs pradėsite mylėti šį paprastą, tačiau nuostabų prieskoninį augalą. O patiekalui reikės kiaušinio, svogūno, sluoksniuotos tešlos, pipirų, mozarelos sūrio, druskos, rozmarino ir alyvuogių aliejaus. O dabar galime pradėti gaminti. Visų pirma, supjaustysime svogūną smulkiais, plonais griežinėliais. Beje, šį svogūnų pyragą iš tikrųjų galime pavadinti ir svogūnų pica. Neįsigaskite, kad svogūnų yra labai daug. Mes juos šiek tiek apkepsime ant įkaitinto alyvuogių aliejaus ir jų kiekis tikrai sumažės apytiksliai 2-3 kartus. Jeigu jau pastebėjote, aš naudoju raudonus svogūnus. Raudonus svogūnus naudoju tam, kad svogūnų pyragas atrodytų gražiau ir truputėlį neįprasčiau. Štai taip, baigę pjaustyti, imame visus svogūnus, imame alyvuogių aliejų ir bėgame prie įkaitintos keptuvės. Pilame alyvuogių aliejų ir berime svogūnus. Apkepsime svogūnus apytiksliai 8, galbūt 10 minučių. Mums nereikia, kad svogūnai pakeistų spalvą. Mums reikia, kad jie šiek tiek suminkštėtų. Na, o dabar mums reikia šiek tiek sviesto. Reikia formelės, kurioje kepsime, pjauname gabalėlį sviesto ir štai taip įtriname formelę. Tada mes būsime tikrai garantuoti, kad mūsų pyragas neprilips. Imame vieną lakštelį tešlos ir darome štai taip. Mes užlankstysime kraštus, kad pyragas įgautų formą ir įdaras nepabėgtų kažkur tai į šalį. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Na dabar galime dėti į formelę. Mūsų svogūnai yra jau iškepę, todėl aš juos atnešiu, padėsiu štai čia ir to jau sudėsime ant pyrago. Štai taip turi viskas atrodyti. Dabar viską įdėsime į orkaitę ir pakepsime apytiksliai 10 minučių. Oi, kaip čia karšta. Tačiau sluoksniuota tešla yra kepama 190 laipsnių orkaitėje. O dabar mūsų pyragas beveik iškepęs, todėl mes turime įmušti vieną kiaušinį, jį gerai išplakti, dedame šiek tiek į šalį ir to jau išimsiu svogūnų pyragą. Pilame į svogūnus kiaušinį, dabar paplėšysime šiek tiek mozarelos. Galime plėšyti mozarelą stambesniais gabalais, tačiau mūsų tikslas, kad jį visiškai neužgoštų svogūno. Ir nuskiname šiek tiek rozmarino. Druskos, šiek tiek šviežiai malto pipiro ir atgal į orkaitę dar apytiksliai 5 minutėms. O tada mes jau bėgsime valgyti. Koksai kvapas. Skonis irgi yra nepakartojamas, todėl aš baisiai nekantrauju paragauti. Mes galime viską išimti iš orkaitės ir bandyti paragauti. Čia yra taip skanu, pažiūrėkit, koksai mielas pyragėlis. Štai jums pats šviežiausias svogūnų pyragas. Na, o štai šis skanėstas, kurį aš valgysiu vienas, man kainuos apie 4 litus. Tikrai daugiau neišleisiu. Dabar aš palinkėsiu jums gero apetito, sau ypatingai, ir pasimatysime kitą kartą. Iki pasimatymo.